ūkis stovi 6930 traktorius, tai yra 155 arkliai vardinė galia, maksimalus galingumas 167, tai kad galim drąsiai sakyti, kad netgi yra 160 arklių tokios vidutinės galios įmant traktorius. Vėlgi gaminamas Vokietijai ir kaip visi kiti vokiški traktoriai, aišku, yra rėminės konstrukcijos. John Deere'as yra vienintelis gamintojas turintis pilnarėmę konstrukciją. O kam jinai reikalinga? Reikalinga tam, kad tokiu būdu yra žymiai lengviau konstruoti variklį. Jeigu visos perkrovos ir krūviai yra sugeriami normaliai į variklį, kai traktorius yra nerėminės konstrukcijos, tai čia visas tas perkrovas, tempimus, laužimus sugeria rėmus ir dėka to traktoriui yra lengviau eksploatuoti, ilgiau tarnaus, žinoma, lengviau ir remontuoti, nes jeigu jau kažkas nedaug dėvė sulūžo, tai atsilenkia kabina ir kadangi yra modulinė vadinama kombinacija visų elementų, tai bet kurį sugedus elementą mes galime išimti, neskiriant traktoriaus kaip pavyzdys per pusę, jeigu tai yra tradicinės komponuotės traktorius. 30 serija atėjo į prekybą prieš porą metų ir dar reikėtų pažymėti, kad kalbant apie 6 seriją yra 2 variantai, tai yra standartų serijų, standartai ir premium variantai, mes prie standarto. Standartai yra ta serija, kuri yra žymiai paprastesnė ir, aišku, pigesnė. Bet ties, kurie norit traktorių turėti žymiai ekonomiškesnį, su daugiau komforto, turėti galimybę jį smarkiau apkrauti ir plačiau panaudoti, siūlyčiau rinktis premium seriją. Tai apie traktorių turbūt tiek.